sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melski už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Piligriminiam žygiui turbūt sunkiausia ir yra sustoti. Nebėgti, o eiti. Juk tai yra tik ėjimas. Nebėgti savo gyvenimo ritmu, bet nurimti. Ir širdį tikrai kiekvienam žingsnį, širdį nešti tą troškimą, tą intenciją, už kurią meldiesi. Piligriminis žygis yra malda. Priekyje gali tūkstanti porą eilių. Aš klaupsiuosi. Klauptis irgi galima. Kas mane mato? O kas manęs nemato? Čia gera yra, aš nežinau, čia tiek žmonių, ta prasme, be žmonių nebūtų taip faina. Ir kai pamatai šitiek daug jaunų žmonių, kurie visi yra draugiški, visi bendrystėje, visi yra pagalboj ir tam artume, tai ir dar kai visiškai atsijungi nuo visko aplinkui ir tik tai būni čia, tai norisi bent kartą taip pat į metus vis sugrįžti, vis atsijungti nuo visko, kas aplinkui ir pasilikti grynai su Dievu ir su kitais žmonėmis bendrystėje. Visada būt šalia, garbėti Kristui, tavo viešpats esi, šventas Dievas esi, tavo viešpats esi. Vyrai, kepurės nuimam. Šventas Dievas esi. Garbės Kristui. Ave Marytė. Ką man daryti, žinokit, tikrai biškė. Na, разнесуема. Žinokit, jūs negalima vėlot, žinokite, dabar vienai pernykščiai pakeičiau, liepiau, kad išvežtų. Ir ant guminiais sudėjau. Norim visų vardų mažą dalyką padovanoti, mes vakarėse būdami piešiam kryžius, kokie mums atrodo gražus pilni gyvybės, nes kryžius mums yra ne tik mirties, bet ir prisikėlimo ženklas, gyvybės ženklas, naujos gyvybės. Ir štai norim jums padovanoti su vardu, kad prisimintumėt mus savo namuose. Jūs kažką vidaus pasakysite? Nieko nepasakysiu.
10 beveik už valandos yra mišios koplyčioje. Koplyčia antroje pusėje. Parodys, kas nežinote, renkamės prieš pusę 10, nes reikia pasiruošti savo širdis, paruošti taip toliau. Mišios pusė 10. Po mišių pertraukėlė, jos metu naktybiečiai. Ir po to bus vėl adoracija, darysim šį vakarą. Aukštadvarė, koplyčiai, kai būna adoracijos. Ten kažkaip man visada, čia gal nelietuviškai prarauna. Tai kažkaip, iš tikrųjų, tai yra nuostabiausias dalykas, tai yra būtent aš ir Jėzus ir nėra, kaip pasakius, nėra jokio jau trūkdymo ir būtent ta bendruomenė, kuri jau yra atėjusi, jinai būna dažnai apsidaužiusi ir visi bendrai meldžiasi. Tai yra tikrai vedimas, jeigu aš jau nebepainu prie Kristaus, tai jie mane panešėja. Tai tas džiaugsmas yra labai didelis ir begalinis. Dievas laimintų, globotų, tiesiog laikytų savo delne. Amen. Amen. Aš trokštu tau gyventi taip. Ir jis neša. Aš po kelis kartus neša. Mano karalė. Jeigu ar kokius
degus nudirbo. Ir dabar bus toks laikas, kai kviesiu jūs susimastyti, prisiminti, kai jau esate girdėję apie šventumą. Kas yra šventumas ir kaip aš galėčiau jo siekti. Tai pasimeldę šitą litaniją. Aš kviesiu, kad su tuo draugu, su kurio šalia einate trise, tai va trise ir galėtumėt pasidalinti apie tą šventąjį, kuris jums yra brangus ir kuris jūs lydi tikėjimo kelionį. Melski už mus šventasis Jonai Pauliau II, kad savo žodžiu ir gyvenimu skelbtume pasauliui Kristų, žmogaus atpirkėją. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Apie 20 iki 20 minučių skiriam dabar poilsiui. Tai dabar, kas galit, nestovėkite jau ant kelio, reiškia, einam nuo kelio ir poilsis. Ateidamas pamatai, kad žmogus meldžiasi ir tai daro iš tikrųjų ne dėl kitų, bet daro būtent pats dėl savęs, kad jisai meldžiasi ir nori tą Dievą pažinti ir jį priimti. Kad tas Dievas būtų ne tas kažkoks svetimas, nesuprantamas, bet Dievas būtų tas, kuris yra mano draugas, tas, kuris yra artimas ir būtent su juo galiu bendrauti ir gyventi. Ir būtent piligriminiam žygiui aš tą visą iš tikrųjų atradau. Ateinu,
keliauja atnešdami Viešpaties šviesą. Tai didžiausias turbūt mums duotas Viešpaties uždavinys – eiti pasveikinti vieni Jėzaus Kristaus vardu. Jūs įžengėte į mūsų parapiją, į mūsų šventovę ir jau prieš keletas kilometrų tamsėja ir jūsų balsai skelbia didį džiaugsmą, garbė Viešpaties vardui. Tai turbūt patys gražiausi žodžiai iš jūsų širdies. Ir jau keli metai esate mūsų šventovėje ir ateinate pakalbinti Viešpatį, tą gerą naujieną nešate švarkalių į pivašiūnus, prie Dievo motinos mergelės Marijos. Taigi, būkite pasveikinti ir priimti į šios Dievo namus. Ir tegul tas šventas, lengvas poilsis suteikia jums jėgų, meilesnės mūsų parapijoje ir duoda dar daugiau entuziazmo įveikti jūsų užsibrėžtą tikslą iki Dievo motinos. Dėkojame daug Dievui, kai sėkmingai atkeliavom į Jonuškį. Jaučiame šiek tiek pavargę, prašau palaimink mūsų pietus ir sustiprink mus tolimesnei kelionei. Amen. Amen. Dėkojame Dievui už šį skanų maistą. Ačiū žmonės, kurie jo pasirūpino, kad mum jo netrūktų. Prašau laimink visą likusį laiką šiandieną. Amen. Amen. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventojo. Ar įmanoma gyventi pilnavertį gyvenimą be Dievo? Gerai. Dabar taip, Manuelio dalis bus, ar įmanoma gyventi. Gerai, atsiminsi? Ar įmanoma gyventi? Tavo Sigitos dalis bus, ar įmanoma gyventi, pilnavertį gyvenimą, tavo pilnavertis gyvenimas, o tavo Arnoldai bus be Dievo. Apie tai nieko nesako, bet dabar tavo žodžiai bus tokie. Neužtenka vien apčiuopiamų dalykų, kad jo gyvenimas būtų fainas, kietas ir jam patinkantis, ne? Žmogui neužtenka kartais daiktų, kartais kažką turėti neužtenka, jam reikia tokių dalykų, kurių dažniausiai Maksimai nenusipirksi, nors kokia ta Maksima gera būtų. Jinai, ta Maksima, mūsų mama, nepagamina meilės, vidinės ramybės, tikslo, prasmės. Tai reiškia, kad žmogus yra šiek tiek sudėtingesnis nei atrodo iš išorės. Katalikui tas pilnavertis gyvenimas ir yra tik dangaus karalystėje. Žinoma, čia žemėje turime tų žmonių, kurie jau gyvena dangaus karalystėje. Jau kažkiek prisilietė prie to pilnaverčio gyvenimo. Kaip mes jūs vadinam? Šventaisiais. Bepročiais. Ne, vadinam. Visas pasaulis vadina bepročiais, bet mes katalikai jos pavadinam šventaisiais. Dievui reikia tavęs. Dievui reikia tavęs. Labai jam reikia tavęs. Dievui reikia tavęs. Jam reikia tavęs, labiau nei dangaus, jam reikia tavęs, labiau negu jūros, jam reikia tavęs, labiau negu žemės, jam reikia tavęs, tavęs, jam reikia tavęs, labiau nei dangaus, jam reikia tavęs, labiau negu jūros, jam reikia tavęs, labiau negu žemės, jam reikia tavęs.
Ne, tikrai. Mangi klubas. O tu nefilmuok. Čia į klubą. O, Wow. Va čia tai vandenėlis. Atgyvenai? Toliau? Koks turi ir būti. Gėrimas čia, ateikit, kas nori, mes įpilam. Nu, laikom. Tu tu šlapė išprakaitavai taip? Tavo dėka. Gerai, dabar antra dalis rimtesnė. Skambės taip ir... O, aleliuja, Dievui garbė. O, aleliuja, Dievui garbė. Ir Dievui garbė, aleliuja, Dievui garbė. Dievui garbė, Dievui garbė. Dievui garbė, Dievui garbė. Įsijungia. Jūsų namai mums yra Dievo meilės ženklas. Ir mes norim padovanot jums mažą dovanėlę. Mes varkalėse piešim kryžius, kurie mums irgi yra meilės ženklas. Tai va, tos meilės vedini čia atėjom ir ta meilė mus jungia ir tos meilės ženklelį mažą dovanojam jums. Ačiū. Kad jūsų namuose jisai būtų. Ir priminti mūsų draugystę, nes mes jau susidraugavę, kaip ir esam. Viešpats laimina ir saugo, suteikia jis ramybę jums, pripildo jūsų širdis meilę ir tepasilieka su jumis. Kas norit, galit prieiti, ranką paspaust, susipažinti artimiau. Čia yra šeima, kuri mūsų jau metai iš metų priima Dusmenyse. Paprastai kitus miestelius eidami mes pirmiausia užeinam į šventovę, pagarbinam švenčiausiai. Dusmenyse mes susitinkam Jėzų pirmiausia čia jūsų namuose. Tai galite tiesiog prieiti ir ne tai, kad pagarbinti, bet pasisveikinti su Jėzum kaip su draugu ir paspausti ranką, nusišypsoti ir susipažinti. Ir tada keliausim jau prie švenčiausiojo sakramento. Žemėje ir po žemę priklaps kiekvienas kelias Dievo Tėvo šlovėje. Savo lūpom išpažins, ką Jėzų viešpatį ir kad visa garbė priklauso jam. Žemėje ir po žemę Esmė yra Jėzus Kristus, kuris myli bažnyčią, kuris mylėdamas bažnyčią save paukoja, save atiduoda. Pirmas žingsnis, pirmas etapas yra tas meilės liudijimas, kurį mes sutinkame.
Jeigu mes nematom, pavyzdžiui, jeigu šeimoje, nematau meilės pavyzdžio, jo negaunu, aš nemoku. Aš tada skaitysiu žurnalą, meilės pamokas, už 10 litų ir tada mokysiuos mylėti. Bet pirmas dalykas, santykis, liudijimas, kaip vienas su kitu gyvena, mes pirmiausia iš to mokom. Bažnyčiai, žiūrėdami į Jėzų Kristų, kuris myli savo bažnyčią, jis taip myli, kad už ją numiršta, mes mokomės suprasti, kad meilė tai yra atsidavimas. Antras dalykas, antras žingsnelis yra suvokimas šitos žinios, kad Jėzus ne tik taip myli, čia taip yra kalbama, taip yra priimtina, bet visą laiką bažnyčia mums užduoda klausimą, o ką tai tau reiškia? Nu gerai, esminė bažnyčios skelbimo žinia, kad Dievas pamilo pasaulį, atidavė savo sūnų, sūnus atidavė savo gyvybę, tai yra meilės esmė. O ką tai tau reiškia, iš esmės? Ir jeigu mes neatsakom į šitą klausimą, pirmą, jeigu nematom Jėzaus, kad jisai mylėjo atsidavimą. Antras dalykas, jeigu mes neatsakom savo šitą klausimą, mes negalime eiti toliau, mes negalime suprasti, kas yra toji bažnyčia. Mūsų asmeninis atsakymas, Jėzus numirė už mane, tai yra mano atsakymas gyvenime. Kada žinoti, ar padarei sunkią nuodėmę? Ačiū. Jeigu niekas tavęs neverčia, taip sakant, jeigu žinai, kad tai blogai, niekas tavęs neverčia ir tu tą darai sąmoningai, tai yra sunki nuodėmė. Kunigui, jeigu bus klausimas, o kaip atsirado ta išpažintis? Kada ateidavo pas Jėzų nusidėjėliai, plaudavo kojas, kada jis atleisdavosi, sakydavo, eik, tavo nuodėmės tavo atleistos. Kaip manote, Facebooko įrašai, kuriuose rašoma spaus patinka dėl Jėzaus, ar tą padaręs tu neniekini Dievo ir ar tai nėra šaipimasis iš Dievo kalbant apie patį įrašą? Labai ačiū už klausimą, labai nuostabus klausimas, labai rimtas. Vien tik spaudžiant pliusas jau yra kryžius, ne? Pasisakom už. Pirmiausia, aš taip pats neturiu paskyros, nes susidūręs. Ir, nežinau, jums patarčiau irgi net. Išmoksite truputėlį kitokio bendravimo, nes Facebookas jisai būkina, iš tikrųjų. Į dangų, teisingai, į dangų rodykit. Tajau. Galo pareina. Ten negali pareiti. Dabar visi dar kur nors rodom. Mūsų šiandienos rokis.
mums yra tarsi dangus. Ta tikrovė, į kurią mes visi kaip žemės piligrimai keliaujame. Šventasis raštas apie dangų sako, kad ne akis neregėjo, ne ausis negirdėjo, ne žmogui į širdį neatėjo, kad Dievas parengė tiems, kurie įvykdė. Neįmanoma papasakoti apie dangų. Ir lygiai taip pat kelionėje neįmanoma, čia nebuvus pavyzdžiui, papasakoti, kaip atrodo ta šventovė, į kurią vis keliaujame. Tiesa, mes turime šventąjį raštą, Dievo žodį, mes turime patį Jėzų Kristų, kuris mums papasakojo, į kur mes keliaujame per visą šitą gyvenimą. Šitą piligrimystę ir kelionė į šitą matomą ir žmogaus žodžiu nupasakojama šventovė yra simbolis ir ženklas nenupasakojamos šventovės dangaus. Žmogui keliauti gyvenimo kelionėje be tikslo, be dangaus tikslo, būtų labai sunku. Norime padėkoti kartu su ganytoju ir kartu nuo mūsų jaunimo centro ir įteikti taip pat minimui kryžių. Nors jis pasakė, imk mano jungą, jisai švelnus. Ir kiekvieni metai atperka paskui tą kančią, tą sunkumą, jaunimo šypsena, pagalba ir džiaugsmą. Kviečiam Jolandą Vyčką. Man labiausiai patiko šitie šilti žmonės, šitą bendrystę. Mes per šitas kelias dienas tapom kaip labai didelė šeima. Būkite atviri Dievui ir Dievas jūs pripildys malonę. Pirmiausia, tvirtumo, kad nes sunkumų būna, bet neleisti jiems nugalėti. Ir taip pat linkiu meilės Dievui, meilės artimui. Nes jos reikia ir jos trūksta. Nenustoti melstis, kad ir kaip būtų sunku, bent jau man. Bandyti, mėginti kaip nors atsiriboti truputėlį nuo aplinkinių, nežinau, kas blaško, nuo tai, kas blaško, kažkaip ir nepasiduoti. Drąsos. Taip. Palinkėčiau būti drąsiais einant žygį. Palinkėčiau po stovyklos ir toliau nepamiršti maldos, Jėzaus ir piligriminių žygių.